žurnalai arba interneto svetainės, kuriuose koks nors žinovas, specialistas atsako į klausytojų klausimus. Ten būdavo Vaivos kažkoks raudonas puslapis, atsimenat? Aš trinuosi radiatorių, tai normalu. Toks laiškas gaunamas. Dar ranka rašyta, žinai. Labą dieną, gerbiamoji redakcija. Aš esu Jūratė, man 25 metai, gyvenu Pasvalio rajone. Mano krūtinės dydis yra 4. Čia didelis labai didelis. Gyvenu vienkiemėje. Labai daug vaikinų ir vyrų į tą vienkiemį per tokį rugių lauką ateina pažiūrėti ir pačiupinėti mano krūtinės. Sakykite, ką daryti? Padėkite, ką man reikia daryti, kad jie neišmindžiotų rugių. Aš manau, kad šitas geras buvo. Nugautuojantis. Aš tai dar turėjau tokį vieną, bet nusprendžiau, kad galbūt šito reikia apsiriboti. Gerai, jo, nu, neblogai. Šito, kur aš tau sakiau vienam, nesakysiu, kur prieš 3 minutės sakiau. O daugiau, man atrodo, nereikia pridėti, tai buvo puikus pavyzdys, kaip galima atrasti neblogą anekdotą. Nu, bent jau man jis atrodė juokingas, ką žinau. Geras. -1.fm, jūs taip pat...